Penktadienis, rytoj, tai yra jau šiandien, prasideda mano nuotakų sezonas. Turiu 2 nuotakas. Viena nuo be 15:07, kita 9:30. Paskui dalyvauju su ufiečiais Uptown markete. Turėsiu išvažiuoti iš namų apie 6 ir reiškia kelsiuosi prieš 5 ryto. Pasiruošiau savo nuostabią gvardiją teptukų, išsiploviau. Reikės man dar kažkaip sugebėti pavalgyti. Tai čia viskas yra rytoj. Išsiviriau ryžių, rudi ilgagrūdžiai. Štienos krūtinėlė užkepta su daržovėmis. Tinginio košė, kaip aš ją vadinu. Labai mėgstu. Avižos su bananais, šiek tiek riešutų, čia sėklų užpilta liesų pienu. Per naktį man tai išbrinks ir bus tiesiog labai fainas skani košytė. Datulės, bananas, obuolys ir proteino milteliai. Bus man baltymų užtaisas geras. 9:30 ryte aš jau atvažiavau pas antrą mano nuotaką. Nefilmavau ir nerodžiau pirmosios, kadangi šiaip niekad stengiuosi nuotakų, grubiai tariant, neparint su fotografavimu ar filmavimu jų, makiažo ar ten tokių dalykų kaip prieš ir po, tai iš vis pas mane dažniausiai nėra. Nes jos ir taip turi pakankamai tą dieną, vestuvių dieną rūpesčių ir pergyvenimų. Todėl aš stengiuosi įsijausti į jų poziciją ir tiesiog leisti jom mėgautis. Dieve, kaip baisu. Kaip baisu. Per visus mano 7 darbo metus išsiskyrė, tikrai žinau, viena pora, kurią aš dažiau nuotaką. Daugiau mano žiniuose nėra išsiskyrusi, tai aš manau, kad aš esu toks lucky bilietukas savo mergaitėm. Dažau, šukuoju nuotaką jos mamą. Nes visos tokios fainas, jos taip ir stresuoja ir nestresuoja. Ir tokios emocijos per vestuves labai geros. Aš užsikraunu. Žodžiu, stovi, dažau ir jaučiu, kaip man pilvas gurga. Nes organizmas įpratęs prie režimo. Aš stoviu prie nuotakos namų. Va čia puošia automobilį. Nuotaka greitai išeis, o aš vis dar čia. Bet aš jai sakiau, kad aš labai dažnai valgau mašinai. Nelabai gražu kramtantis žmogus ekrane. Čiūriu, kad ne. Jeigu norisi parodyti, kaip tai yra iš tikrųjų, tai taip, tai yra taip. Aš neturiu laiko nuvažiuoti namo. Aš nesileidžiu, stengiuosi kiek įmanoma mažiau valgyti kavinėse. Taip gražiai. O taip nelabai. Iš viršaus visos fotkinasi, kad kuo kudesnis veidukas būtų. O taip. Baisus rakursas, Welcome to the next level. Use a nigga, everybody diss, cause you can't bust this. Turiu valandėlę, kol bus mano pirma klientė Uptown markete. Labai daug užsirašėm, einam pasivaikščioti, pasižiūrėsim, kas čia faina. Everybody diss, cause you can't bust this. You got a bad name like Dick Butt Kiss. Welcome to the next level. A rhyme flowing, scratching, hooking up beats and hoe catching. Every time I come home, I got 50 messages. I only call back the girls with big breasts. Oh, I got biddies in all the major cities. The safest way to have sex is right between us. I knew this Philly from Philly. We was puffing on a... Fainas printas, žiauriai. Jūs įsivaizduojat? Čia keksai šuniukam. Have sex is right between us. I knew this Philly from Philly. We was puffing on a... Tai hebra, ką parduodat? Dviračius. Su tokiu dviračiu būsi tikrai išskirtinis mieste. And you know I got the flow that'll never play out. I was raised in... Labai, žmonės. All we need is somebody to lean on. Kur varysit šiandien? Baliavot. Ruošiamės arba vakarėliui, arba į lovą, bet svarbiausia, kad labai gražios. Tai tiesiogiai su Ana kartu. Tai kad aš tave filmuoju, žinok.
sako, Ana, mes laukiam tavo įrašų kasdieną. Filmuoju į Instagramo stories, ten reikia laikyti telefoną vertikaliai. Nu, galima horizontaliai, geriau vertikaliai. O paskui tą patį dar reikia perfilmuoti horizontaliai, vat kaip dabar. Tam, kad galima būtų į vlogą įsimesti. Žiūri daug darbo, smyliu bučiuoju.